Sveiki visi, laikas laidai, kuris supažindins jūs su pačiais įvairiausiais Kauno technologijos universiteto fakultetais. Šiandien kviečiu jūs pažiūrėti antrąją dalį apie fundamentaliųjų mokslų fakultetą. Matematika vienas iš seniausių mokslų, jis plačiai taikomas įvairiuose srityse, tiek technikoje ir ypač paskutiniu metu plačiau pradėtas taikyti socialiniuose moksluose. Katedros paruošiamas specialistas yra labai įvairiapusiškas. Pirmiausia, jis gauna fundamentalių dalykų pagrindus. Gauna tokias žinias, kurios nesensta. Ir tuo pačiu jam tada daug lengviau yra adaptuotis besikeičiančioje aplinkoje, nes žinios jo yra pakankamai universalios. Be mūsų matematinės sistemotyros katedros yra taikomosios matematikos katedra. Galiu paminėti, kad matematinės sistemotyros katedrai virš 60 metų, o taikomosios matematikos katedrai virš 40 metų. Reikšmė labai sustiprėjo atsiradus kompiuteriams, programiniai įrangai, kadangi jų atsiradimas sąlygojo vis platesnį taikymą, sudėtingesnių matematikos metodų ir didesnis atsiranda poreikis šios srities specialistų. Mūsų katedros dėstytojai, žinoma, moko viso universiteto studentus, nes jiems visiems dėstomi yra bendrieji matematikos kursai. O fundamentalių mokslų fakultete mūsų katedros dėstytojai be tų bendrųjų kursų dar dėsto įvairius specifinius kursus. Vieni iš jų yra orientuoti labiau į tikimybių teoriją, statistiką, jos taikymą, kompiuterinę realizaciją, o kiti kursai yra orientuoti į verslo sistemų matematinį modeliavimą. Tai aš galiu paminėti kaip tokie kursai kaip rizikos teorija verslo sistemose, turto draudimo matematinė teorija, gyvybės draudimo matematinė teorija, lošimų teorija. Taikomoji matematika, aišku, negalima be gerų informatikos žinių, be gero kompiuterio valdymo. Tai mūsų specialybė taikomoji matematika turi tokį sustiprintą parengimą informatikos srityje. Paskutiniais metais susiformavo, susikristalizavo tokia dinaminių sistemų tyrimų grupė. Mes nagrinėjame ir matematinius, ir informatikos aspektus. Mes stengiamės savo studentus mokyti taip, mokyti tokių dalykų, kad jie suvoktų, jog jiems teks labai daug ką mokytis dar iš šalies, to, kas ir nedėstama universitete. Tačiau jie turi galimybės potencinės pasirengti patys, nes būna išklausę labai įvairių fundamentalių kursų. Baigę šią studijų programą, studentai dažniausiai dirba analitikais, dirba projektuotojais, modeliuotojais, sprendžia įvairius klausimus tiek techninių sistemų, tiek socialinių sistemų. Verta studijuoti matematiką todėl, kad ji taikoma visur. Praktiškai baigus taikomosios matematikos specialybę gali dirbti žmogus bet kur, kur yra jam stalas, kėdė, na ir labai gerai dar jeigu ir kompiuteris yra. Jeigu žiūrint į medžiagų mokslą, tai yra atsiradusi tarp kelių mokslo sričių sandūroje nauja sritis, kuri vienyje taikomojo pobūdžio tiek fiziką, tiek chemiją, bet taikymą naujų medžiagų kūrimui, naujų medžiagų įsisavinimui. Ir labai patrauklus žodis dabartiniu metu pasaulyje, tai yra nanotechnologijos, nanomedžiagos, būtent orientuota šioje specialybėje. Dėl medžiagų mokslo studijų yra tam tikra problema, kadangi dauguma žmonių nelabai supranta, kas yra medžiagų mokslas. Tai turbūt reikėtų gal vadinti, būtų tiksliau medžiagų inžinerija. Tai yra medžiaga, tai nėra ta medžiaga, kurią naudo žmonės apsirengti, bet mes nagrinėjame įvairias medžiagas, funkcinės medžiagas, protingas vadinamas medžiagas. Tai yra visas medžiagas, kurios naudojamos įvairiose srityse. Dabartiniu metu ES net ir skatina įmonės diegti mokslo naujoves, įkurti mokslinius padalinius arba mokslinius centrelius viduje įmonės, kurios diegtų tas naujas medžiagas, jeigu žiūrėtumėm iš medžiagų pusės. Lygiai taip pat
iš fizikos pusės tas fizikinės technologijas. Tai yra labai gera specialybė, aš manyčiau, kadangi daugiau inžinerinė yra ir kadangi dalį kursų dėsto fizikai, tai žino ir fiziką, ir inžineriją, tai yra tokia plati programa. Institutas, kaip jau minėjau, yra universiteto akademinis padalinys, tai mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su įvairiais universiteto fakultetais. Na ir ko gero daugiausia tai su fundamentaliųjų mokslų fakulteto, tiek darbuotojais, tiek studentais, na ir tarptautinių studijų centro studentais. Pas mus studentai, jie ateina atlikti laboratorinius darbus, kai kuriuos atlieka pas mus, taip pat yra praktikos studentų, tai yra jų studijų programos dalis, mes jiems suteikiam, užtikrinam prieimą prie mokslinės aparatūros, prie įvairių procesų technologinių, kuriuos mes atliekame ir šičia jie gali gilinti savo žinias. Mes dabar esam technologijų mokslo diegimo laboratorijoje, kurioje kuriami optiškai kintantis elementai, optiškai kintantis prietaisai. Tai yra prietaisai, kurie yra skirti įvairių paslaugų, dokumentų bei daiktų autentiškumui patvirtinti. Tarkim, jūs baigsit universitetą, jūs gausit bakalauro diplomą arba magistro diplomą ir jame be visų kitų apsaugos priemonių yra štai mūsų laboratorijoje, mūsų institute sukurti apsaugos ženklai. Yra visa eilė veiklų, konkursinių veiklų, kur studentai gali pretenduoti į Lietuvos mokslo tarybos stipendijas ir mes esame keletą jų laimėję tokių stipendijų kartu su studentais, taigi studentai šičia įgyja pirmus mokslinio darbo įgūdžius. Lietuvoje šiuo metu yra steigiami, jau prasidėjo finansavimas 5 mokslo ir technologijų slėnių. Mūsų universitetas dalyvauja 2 slėniuose, tai yra Nemunas ir Santaka. Santakos slėnis jis iškils studentų miestelyje. Bene svarbiausia tai, kad štai tame Santakos slėnyje bus sukurta daug darbo vietų, kur tikrai reikės kvalifikuotų darbuotojų. Mūsų fakulteto studentai tuo pačiu metu, kada KTU įsijungė į šią veiklą, įsijungėme ir mes. Ir esame labai patenkinti tuo, kad mūsų fakulteto studentai tikrai konkurentabilūs ir gali konkuruoti užsienio rinkoje ir puikiausiai mokytis užsienio universitetuose. Nuo antrojo studijų kurso, bakalauro studijų kurso, mūsų fakulteto studentai gali pasirinkti keletą šalių, kuriuose jie norėtų studijuoti. Maždaug apie 5 studentus kiekvienais metais mes išleidžiame studijuoti į užsienyje. FUMSE padeda KTU SA organizuoti akciją vaikams Padovanokime šypseną. Savarankiškai organizuoja FUMSE stovyklas, dekano taurę bei garsiąsias Funtikų dienas. Visas fakultetas, ne tik studentai, bet ir dėstytojai yra kviečiami kažkaip tais aktyviai praleisti dieną. Funtikų dienų pirmoji dalis būna Aikų diena, taip pat jau vienintelė ir originali Lietuvoje. Daugiau niekas tokios dienos neorganizuoja, ten pristatomi įvairius galvosūkius ir šiaip viską, kas lavina smegenis. Linkiu nebijoti rinktis sunkių mokslų, nes tik jaunystėje galima juos įveikti ir po to jūs tapsite daug laisvesniais, turinčiais daugiau galimybių pasirinkti savo karjerą ateityje. Dabartiniam studentam linkiu būti aktyviem, visada ieškoti nišos, kur galėtų save optimaliai realizuoti, o dėstytojams linkiu naujų kūrybinių idėjų sėkmingai realizuoti. Ačiū visiems, kurie buvote su Kobra TV ir laida Tai KTU. Po 2 savaičių pamatysime, kaip gyvena ekonomikos ir vadybos fakultetas. Iki greito pasimatymo.